Labas vakaras, gerbimieji žiūrovai. Šiandien mes legendinėje vietoje Kauno sporto halėje, kur netrukus teisėjauja šios dienos rungtynėm Dominykas Norkus, Vokiečių Vilkai. Čia pirma ataka ir pirmas įvartis. Pirmas įvartis 20 sekundžių dar nepriejo, 7 numeris Vinicijos. Bet visą tą jis daro savo išties pusėje. Tai yra gana pavojinga. Reimarės smogėsi tunelį. Davidas Reimarės įrodo, kad turbūt ne pati geriausia kilmė, laiko išties labai daug. Reimarės gražiai sužaidė dabar Davidas Reimarės. Na, praktiškai net nepasakyčiau, kad vienam kvadratiniam metre tas plotas buvo dar mažesnis. Apžaidė varžovo gynėją, gražiai pradėto kamuolį tarp kojų ir toliau tęsė. Dabar perimtas kamuolys, smogėsi 7 numeris. 7 numeris Andrius Kaulinis siunčia kamuolį į Kauno Žalgirio vartus 3-1. Viskas vyksta gana džentelmeniškai, išskyrus tą faktą, kad Davidas Reimarės šiose rungtynėse nusiteikęs labai ilių priežasčių. Viena iš jų be abejo yra, kaip dabar netiksliai sužaista gynyba ir 5 įvartis, kuris į Vokiečių Vilkų vartus krenta po Igorio Kasulo. Jis perdavimas labai gražiai sužaidė dabar Kauno žalgiriečiai. Tomas Bučmos perdavimas geroje pozicijoje atsidūrusiam Albertui Vastunovičiui ir pastarasis vienu lietimu. Vėl rastas tęsinys, daug perdavimų ir dar vienas įvartis. Labai gražiai, tiesiog klasikiniu būdu išnaudotas dabar erdvės varžovų gynybos. Besendikas. Dar vienas įvartis tiesiog įsineša ten, atrodo, Davidas Petrauskas atsidūrė toje vietoje, bet čia kamuolį aikštelė, čia pavojinga situacija, ir įveda kamuolį tiesiog į tuščius vartus. 19 numeris Vitinio, aišku, reikia dar viena Kauno Žalgirio ekipos ataka ir įvartis. 10 įvartis ir vėl puikus aikštės matymas ir puikus Vinicijaus perdavimas. Ir dar Kauno Žalgirio ataka. Ir kamuolys vėl vartuose. Vėl vartuose šį kartą daug galvot, daug kombinuot neprisireikė. Smūgį kita vertus tos minutės, koks smogės ir įvartis. Įvartis, kurį pelno 5 numeris Ugnius Ženkovas, puikus komandos draugo perdavimas, čia vėl reiktų išskirti ir dabar labai ir įvartis. Įvartis, Tomas Bučma priima sveikinimus. Muša 13 įvartį Tomas Bučma. Žiūrim, kaip čia viskas įvyko. Ataka. Leibenka ir dar vienas Andriaus Kaulinio įvartis ir rezultatas tampa 13-2. Buvo ten rikošetų, buvo nesėkmingų žaidimo ir gynyboje. Čia pažiūrėsim. Smūgiuos Kasulo ir tą daro tiksliai. Tikslus smūgis, dėkoja Gustui už rezultatyvų perdavimą. Broliai šiandien naudai grįžai, kad pasistengė, kad Kauno Žalgiris neįvykdytų tos užduoties, aišku, apie ją. Ir šiandien žaidėte su čempionais, su favoritais čempionato, atvykot negausiai. Ko norėjot iš savo žaidėjų, tie, kurie buvo, ir kaip tai pavyko, sakykime? Taip, žaidėm prieš favoritus, atvykom negausiai, keli diskvalifikacijas turi.
vienas turistauja, kitas darbo labai daug turėjo, tai nežinau, ar tie, kurie diskvalifikuoti, tai būtų šiandien padėję. Aišku, mes turbūt teigiamą rezultatą nebūtumėm pasiekę, bet duotų paprasčiausiai vyriškos kovos. O kas apie jaunimą kalbėti, tai iš tikrųjų pas mus dar moksleiviai žaidžia, vienas pirmas rungtynė žaidė ir krenta į akis tas vaikiškumas. Ir ta prasme, kai nėra patirties žaidimo sunku skaityti, aš galiu pasakyti, kad aš kokius čia 5 būčiau praskaitęs kur gavom. Nes jeigu į vidurį įmeta 6 kart iš to užribio, tai kai kurie jie padaro viską paprastai, bet tokie skaitimų, sakau, aišku, išpildo gerai, bet buvo galima suskaityti tos tokius kelis įvarčius tikrai. Buvo protokolė ir jūsų pavardė, galbūt jūsų nebuvimas ir buvo, kad buvo tiek įvarčių. Tai sužaidžiau be klaidų, aš iš tikrųjų šiandien, bet aš sakau, aišku, greičio trūktų, bet gal kažkokius ten vietoj būčiau atsistojęs, ypač po visokių užribių, tai, bet čia būčiau padėjęs, kitur būtumėm praradę, tai čia tas ant to vis tiek būtų. Nepaisant to rezultato, aš jau bekomentuodamas net tokią užduotį daviau, kad 15 įmušt Kauno Žalgirio, kadangi šiandien 15 diena, bet tos paskutinės minutės, net sekundės, tai atrodė, kad matyt užsidegė ir jūsų komandos žaidėjai, kad kova buvo tokia visai rimta. Nežinau, man pasirodė, kad aš gerai atsimenu, kad jie gal jaunesnę sudėtį kiek išleido ir truputį apsilygino tos jėgos. Ir gal kažkoks azartas dėsnis atsirado, bet visumo aš galvoju bus blogiau iš tikrųjų. Aišku, dabar nėra gerai, bet ta prasme pagaudė mūsų klaidų, kur mes priekį tokias smulkmenas išnaudojo. Nėra taip, kad atėjo Valtūzino kelies griūnė, kelies ten griūnė, tai taip nebuvo, sakau, bet tai vadinas, jeigu pradėtume mąstyti aikštį daugiau, kol laikų pradėsim, gal bus geriau kažkas. Vienas toks įdomus faktas, įmušė daugiausiai įvarčių į Kauno Žalgirio vartus iš visų komandų. Gal ir dar galėjome mušti, bet tai ką aš noriu pasakyti, kad mes šiemet ne visą laiką highlightus, dar mūsų visos progos papuola, bet kažkaip tai niekam, taip sunkiai nekrenta mum ir nesiseka, tai reikia tikėtis gal ant antro rato pramuš ir daugiau pelnysim, nes, kaip be būtų keista progų, tai šiemet turim tikrai nemažai. Šiandien žaidėt su komanda, kuri užima 10 vietą. Tačiau kartais tos rungtynės tokios, sakykime, kai esi ryškus favoritas, susiklosto sunkiai. Ką jums treneriai minėjo, galbūt labiau patyrę žaidėjai prieš šias rungtynės? Tai treneriai minėjo, kad tai yra eilinės varžybos, nesvarbu, kad varžovo komanda yra lentelėse pačioje, kiekvienos varžybos svarbios, kiekvieni taškai mumis veda mūsų tikslo link, tai yra užimti pirmąją vietą šiais metais. Tai kiekvienos varžybos yra svarbios ir mes į tai atsižvelgiam ir manau, kad išpildėm trenerio norus. Šiandien teko visai nemažai ir žaidybinio laiko pačiam, ir kaip pojūtis aikštėje žaidėjai daugiausia su brazilais, sakykime, vienam ketvertukė. Tai visų pirma, tai labai norėčiau padėkoti treneriui, kad duoda man pasitikėjimą, nors ir neseniai atėjau salės futbolą, duoda žaidybinio laiko, galiu tobulėti. Žaidimas su brazilais tikrai yra įdomu pajausti tą kitokį futsalą, negu žaisti su lietuviais, išmoksti daug naujų dalykų, jie duoda tau visokių patarimų, nors kartais nelabai supranti, ką jie šneka tą savo kalbą, bet bandai visaip suprasti ir tikrai yra smagu, kad žaidžiam su brazilais kartu ketvirtę ir tikrai daug ko išmokstu ir ateityje man tikrai tai pagelbės. Šiandien įvarčio pačiam įmušti nepavyko, nors kelis kartus buvo visai netoli to, bet atlikai rezultatyvų perdavimą. Taip, ir mūsų komandoje toks juokelis, kad mano brolis jau 2 metus žaidžia lygoje ir dar nėra įmušęs įvarčio, tai visi sako, kad man pirmajam teks įmušti įvartį, tai tikiuosi, kad taip ir pavyks. Tai yra tos lenktynės šiokios tokios neakivaizdinė konkurencija su broliu? Tai aišku yra, nors ir iš vienos šeimos kilę, bet norisi brolį biškį paraginti, kad ir jisai įmuštų tą įvartį, nes jau manau, kad atėjo laikas.
Buvo epizodas, kai atrodo, tik nežinau, ar tu, ar jis, gal man pasirodė net pagailėjo kamulio. Nagrinėdami vis tiek įrašą žiūrėsit, turėsit vienas kitam ką pasakyti. Aišku, turėsiu broliui pastabų, gal kur nepagailėjo perdavimą, nenori, kad aš pirmas įmušiau, nenori pasidaryti gėdos, bet, žaidimas yra žaidimas, gal jis nepamatė manęs, gal kaip broliui gal nelabai gailėjo perdavimą, tai tiek. Na ir koks tavo, individualus tikslas turbūt įmušti įvartį. Kiekvienas žaidėjas nori įmušti įvartį, nes įvarčiai yra puošmena. Šiandien atrodo ir tu rezultatyvų perdavimą, ir brolis lyg taip atliko rezultatyvų perdavimą. Ar yra kažkokia tokia neakivaizdinė konkurencija? Tarp manęs ir brolio visą gyvenimą buvo konkurencija. Tai kaip ir jeigu būnam vienu metu aikštėje, tai vienas už kitą norim kuo geriau pasirodyti ir tas tikrai mumis verčia stengtis kuo labiau geriau pasirodyti ir vienas už kitą geriau atrodyti aikštelėje.